Sveiki! Šiandien pristatysime dizelinį alkūninį keltuvą Genie Z45XC. Dirbant su keltuvu būtina naudoti saugos priemonės. Norint pradėti darbus su keltuvu, atspaudžiame avarinį mygtuką, pasukame raktelį į norimą poziciją. Galima dirbti iš apatinio valdymo arba iš viršutinio. Norint užkurti šį keltuvą, palenkiame šią svirtelę. Norint valdyti keltuvą, paspaudžiame šį mygtuką ir darome funkciją. Visos funkcijos pavaizduotos valdymo skyde. Pradedant stumti strėlę, rekomenduotina ją išstumti ne mažiau negu 30 cm. Avariniam nuleidimui naudojame šią svirtelę bei nuleidimo funkciją. Pakeisti keltuvo darbo greitį naudojame šią svirtelę. Baigę darbus, paspaudžiame avarinį mygtuką bei pasukame raktelį ant nulinės pozicijos. Dirbant iš lopšio, būtina prisisegti saugos diržą. Pradedant naudoti keltuvą iš viršutinio valdymo, atspaudžiame avarinį mygtuką, užkuriame keltuvą su šia svirtele, paspaudžiame pedalą, važiavimo greičiu naudojame šią svirtelę. Važiuojant ant nelygaus paviršiaus, reikalinga įsijungti nuoklinės režimą su šia svirtele. Važiavimui naudojame šią vairalazdę, pasukti ratam naudojame mygtukus esančius vairalazdės viršuje. Kolonos pasukimui naudojame šią vairalazdę. Pasukus koloną daugiau negu 20 laipsnių įsižiebs ši lemputė. Norint važiuoti pasisukus koloną, būtina paspausti šią svirtelę bei važiavimo funkciją. Pirminės ir antrinės kolonos kėlimui naudojamos šios vairalazdės. Strėlės išstūmimui naudojame šią svirtelę. Lopšio pasukimui ir vartymui naudojame šias 3 svirteles. Atliekant visas funkcijas, būtina įspausti pedalą. Norint nusileisti avariniu būdu, paspaudžiame šią svirtelę, paspaudžiame pedalą bei nulenkiame vairalazdę žemyn. Norint naudoti garsinį signalą, spaudžiame šį mygtuką. Baigus darbus, paspaudžiame avarinio išjungimo mygtuką. Keltuvo naudojimo instrukciją rasite šioje dėžėje. Ačiū, sėkmės darbuose!